Na, apie Lietuvą, čia neklausimėlis, tikrai laida. Nu, dainuora. Su kuo asocijuojasi jums trispalvė? Su Lietuva, su tautiškumu. Ar jūs mylit savo šalį? Tai taip. Mylit. Norit gyventi Lietuvoje? Tai žinoma, nesinori išvažiuoti. Jūs dar moksleivės? Ar? Ne. Nes studentas baigusias jau. Baigusias. Tai norėtumėt likti Lietuvoje? Iš tikrųjų, šiuo metu aš galiu pasakyti atvirai, tikrai nesinori. Nesinori. Tikrai ne. O dėl kokia pagrindinė priežastis būtų? Darbo trūkumas. Darbo trūkumas. Taip, nes, va, tarkim, mes ir baigiam mokslus, turim diplomus ir mes esam niekam nereikalingos. Lietuvoje mes esam niekam nereikalingos. Aišku, užsienį irgi ne piragai, tenai irgi gal, bet vis tiek kažkokį darbą gal gautų. O čia, sakau, netgi einant į parduotuvę, žiūri tave, kai nereikia. Tikrai reikia. Ypač dar, kad jaunas esi, va, dar tas, tikrųjų, toks dalykas, kad jaunas esi ir va, sugalvosi, va, draugą apsiženyti, ar dar vaikai, ar dar kažkas. Nu, aš jums linkėčiau tikėti toliau Lietuvą. Linkėčiau jungtis į jaunų žmonių sambūrius įvairius, kurių yra be galo jau daug Lietuvoje. Aš labai blogai gyvenu Lietuvoje. Bėda. Nenoriu pasakoti, bet yra daug neteisybės. Buvau stipriai sumušta birželio 16 praeitą metą. Iki šiol negaliu išspręsti. Virš manis gyvenantis nuomininkas davė galvą atsigūrų ligoninį. Ir buvo baisus įvykis. Po šiandien einu ir vytuoju, dėl to nenoriu kalbėti su jumis. Tai policija neįsprendė jums tos bėdos? Eidavo moteris virš manis, tas ant kampiniam gyvenu. Yra landinė rusų laikais buvęs, butas apleistas, ten eina tik tokiais prasti žmonės. Ir jie neramus naktį. Ir dėl to gali be reikalo, čia bus Tauragės laikraščiai. Ne. Nebijokit jūs, aš tik noriu, kad jūs turėtumėt viltį ir žinotumėt, kad yra žmonių, kurie tikrai bando Lietuvą pakeisti. Taip. Ir kad būtent vyresnios kartos žmonės suspėtų pagyventi. Žinot, ką mums jaunimas mūsų nekenčia. Nevalna bum nei parke sėdėti, ateina, bjauriai žodžiais koliojas. Aš gyvenu čia, negali praeiti. Tų žodžių nekartuosi, kaip jie mumis vadina. Bet ne visas jaunimas toks tikrai. Ne visas, ne. Bet pagrindė čia tą aikštį padarė, tai čia yra siaubas. Nu, o aš esu bendra iš Vilkų vaikų grupės, atklydus iš Vokietijos. Tautybė turiu, bet pilietybė sunkiai man atgauti, aš išvažiuočiau iš dienos. Norėtumėt pabėgti iš... Pabėgti, pensija. Tai kuri pagrindinė priežastis būtų? Neramybė. Neramybė, ne tai, kad ne ekonominė, ne? Ekonominė tada juk nemirsim, bet ta ramybė, ta neteisybė, kur eini į pensininką visi žiūri iš